Panathinaikos 4 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Na, Atėnų Panathinaikos komanda skirtingai nei Žalgiris kol kas, galima sakyti, beveik nebuksuoja, išskyrus tą triuškinantį pralaimėjimą Barcelonoje 66-90. Eurolygoje Atėnų Panathinaikos krepšininkai demonstruoja, jog šita komanda sukurta sugrįžti atgal ir susigrąžinti savo šlovę yra tarp kandidačių būtent tai ir padaryti. Na ir Graikijoje taip pat. Atėnų Panathinaikos komanda žaidžia sėkmingai, išskyrus irgi vieną tokį galbūt labiau atsitiktinį pralaimėjimą. Daugiau jokių nesėkmių ir klupinėjimų Panathinaikos komandai nebuvo. Sutriuškinti buvo ir amžini varžovai, Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Taigi Atėnų Panathinaikos ekipa turtinga, galinga, tituluota ir turinti praktiškai po 2 gerus žaidėjus kiekvienoje pozicijoje šiandien prieš Kauno Žalgirį. Ir ko gero galėtum sakyti, kad pradėti antrąjį ratą pergalę būtų geriau su kokiu nors kitu varžovu. Tačiau yra taip, kaip yra. Ir po minutės proga pasikeisti Panathinaikos krepšininkams. Paulius Cibretas turėtų atsisėsti ant suolo, taip ir yra. Šarūnas Jasikevičius jūsų ekranuose stambiu planu. Na, atrodo ne taip senai matytas, tačiau Kaunas Portugalija. Šarūnas Jasikevičius paskutinį kartą žaidė 2004 metų sezono atidarymo rungtynėse. Tada tiesa jis vilkėjo Gratos Perteraglu. Vienas iš jaunų ir talentingų krepšininkų Atėnų Panathinaikos klube ir Šarūnas Jasikevičius pirmieji jo taškai šį vakarą. Žaisdamas gynyboje jis netrukus gali atsidurti ant suolo. Tokia yra Željko Obradovičiaus statistika. Na, o apie patį Panathinaikos Gintaras Krapikas pakankamai taikliai pasakė. Tiek pavardžių, tiek žvaigždžių. Vat ir viskas. Šarūnas Jasikevičius viena iš jų. Ir iš 6 šį vakarą vykstančių Eurolygoje. Ir mačas štai čia Kaune prasidėjo anksčiau už visus kitus. Jasikevičius išprovokuoja pražangą, Mantas Kalnietis prasižengia. Metimai. Taiklus pirmasis Šarūno Jasikevičiaus baudos metimas. Pirmose rungtynėse Atėnuose Žalgiris, tai yra Šarūnas Jasikevičius į Žalgirio krepšį įmetė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Sopoto komandas yra toksai, jei reikia jas nugalėti ir reikia nugalėti į jas didesnių skirtumų nei pralaimėta pirmajame rate. Šarūnas Jasikevičius vėl greita Panathinaikos komandos ataka ir 2 taškai, 24-16. Akrobatinį dabar metimą bandė atlikti Mantas Kalnietis. Tačiau ko gero viską galima buvo padaryti šiek tiek paprasčiau. Jasikevičius ir dar vienas Šarūno Jasikevičiaus taiklus metimas. Šarūnas Jasikevičius šiandien yra rezultatyviausias savo komandoje ir jau pelnė 10 taškų. Tai yra jau, ką jau čia kritikuoti, tarkim, Žygimantą Janavičių, jeigu nepataiko tokie meistrai. Na, štai tokių perdavimų tiesiog neturi būti. 2 taškai bus įskaityti. Šarūnas Jasikevičius tęsia savo fantastišką pasirodymą šį vakarą. 2 taškai iš 6 ir jau 12 taškų. Ir štai šią progą Šarūnas Jasikevičius susikūrė pats. Kas beveik pradeda tiksėti prie pabaigos ir reikia mesti su sirena. Ta spėja padaryti Mantas Kalnietis, tačiau metimas ne iš tų gerai paruoštųjų serijos. Ir štai čia iš karto. Kaip greitai ir paprastai pelno taškus Atėnų Panathinaikos komanda. Nieko įspūdingo, nieko ypatingo nebuvo šioje atakoje. Tiesiog Jasikevičius, Nikolas Bekovičius ir pražanga Lorenui Vucui. Ir vėl su kamuoliu Šarūnas Jasikevičius. Dušanas Šakrata paliktas laisvas ir 3 taškai. 43-58. Vitorijos Tau Ceramikas Stambule žaidžia su Stambulo Fenerbahče Ulker komanda ir čia Dušanas Šakrata nepataiko iš 3 taškų zonos, tačiau Nikola Pekovičius atkovojo kamuolį. Atgal Nikolasui Šarūnas Jasikevičius, čia greitinėjo grandis lengvojo ar sunkiojo krašto pozicijose, kaip situacija to reikalauja, žaidžia Dušanas Šakrata ir taip pat aikštelėje Nikola Pekovičius, kurį sustabdyti yra labai sunku, kai jis gauna kamuolį baudos aikštelėje. Vadinasi, darbas su juo turi būti iki to. 11 taškų. Nepavyko Mantui Kalniečiui gražiai sugrąžinti kamuolio Lorenui Vucui. Dabar galima būtų ginčytis su rungtynių arbitrais. Autoritetas jo pusėje ir teisėjo sprendimas irgi buvo jo naudai.
Panulis, Jasikevičius laisvas iš 3 taškų zonos. Na, dabar pavyksta pataikyti ir iš 3 taškų zonos Šarūnui Jasikevičiui. Tai ko gero vienintelis žaidimo komponentas, kurio nebuvo atlikęs. Rungtynių pusėje ir Gintaras Krapikas ir Željko Obradovičius yra paprašę po 1 minutės pertraukėlę. Jasikevičius, Batista. Maiko Batista sąskaitoje 2 taškai, Šarūno Jasikevičiaus sąskaitoje bus galima sakyti, jog pralaimėjimas vien ženklių skirtumų iš tikrųjų yra geras rezultatas šios tos rungtynėse. Mačiulis iš 3 taškų zonos dar pasižiūrėjo švieslentę, gaila, jog nepavyko pataikyti. Tačiau pabaiga buvo geresnė negu visos rungtynės. Taip, turbūt galima rezimuoti šio vakaro mačą, kurį Žalgiris Atėnų Panathinaikos komandai pralaimi rezultatu 69-80. TV3 televizija tuo ir baigė šio savaitės krepšinio transliacijas. Kitą savaitę, kaip minėjau, Žalgiris žaidžia Italijoje su Sienos Montepaschi komanda. Dar vieni galingi varžovai Žalgirio kelyje. Iki pasimatymo.